Labadiena. Pradedame laidą Sveikatos IQ ir su jumis sveikinuosi aš, Toma Kumžienė. Šiandien kalbėsime apie virškinimo sutrikimus, netinkamą maistą ir jo sukeltus uždegiminius procesus, hormonų pusiausvyrą. Ir aš sveikinuosi su nutriciologe, funkcinės mitybos specialiste Margarita Pavlovič, kuri Instagrame socialiniuose tinkluose yra pasislėpusi po tokiu žaviu pavadinimu Margarita Moon. Labadiena, Margarita. Labadiena, Toma. Ačiū, kad atvykote į laidą. Labai malonu. Ir noriu pradėti nuo hormonų. Šiuolaikinis žmogus sustoja tik tada, kada jau jį dažniausiai pakerta liga. Dažniausiai mes bėgam, nesusimastydami apie sveikatą. Ir žinau, kad jūs turite keletą tokių patarimų arba netgi klausimų, kuriuos savo uždavęs žmogus ir teigiamai juos atsakęs galėtų suprasti, kad jau laikas vis dėlto sustoti. Tai galime įvertinti save ir savo gyvenimo būdą ir pasižiūrėti, ar yra tokių simptomų kaip nuovargis, priklausomybė nuo kavos ir saldumynų, sutrikęs miegas, viršsvoris, bendrai energijos trūkumas. Ir jeigu žmogus jau sako, kad kažkuris dalykas yra taip, aš jaučiu nuovargį, arba taip, aš neišsimiegu, arba prastai miegu, ar kažkuris iš kitų jūsų išvardintų, tai reiškia, kad jau jam reikėtų susirūpinti ir atlikti kažkokius tyrimus, ar ką jūs siūlytumėte tada? Aš siūlyčiau iš pradžių įvertinti, ar gyvenimo būdas yra racionalus, nes dažniausiai šiuolaikinis žmogus ir tie simptomai, kuriuos aš išvardėjau, dažniausiai kiekvienas šiuolaikinis žmogus gali save pamatyti, sakykime, tame paveiksle. Labai dažnai mūsų mityba įtakoja mūsų savijautą ir prastas medžiagų pasisavinimas arba, sakykime, maistinių medžiagų trūkumas mūsų mityboje, žinoma, įtakos ir mūsų hormonus ir mūsų energijos lygius. Bet tuo pačiu, dėl to, kad šiuolaikinis žmogus gyvena labai stresinėje aplinkoje ir nemoka amortizuoti streso tinkamai, tai žinoma ir streso hormonai prisideda ir sukuria problemas ir su miegu, ir su viršsvoriu, ir sukuria tą priklausomybę nuo stimuliatorių, nuo saldaus ir maisto ir nuo kavos. Tai visų pirma turėtų sustoti ir įvertinti savo gyvenimo būdą ir pasižiūrėti, ar jisai tinkamai maitinasi, ar jisai tinkamai miega, ar jisai turi kažkokias rutinas dienos metu, kurios leidžia truputį atsipalaiduoti, subalansuoti tos hormonus. Tai būtų pirmas žingsnis. Ir jeigu toliau situacija negerėja, tai tada jau galima žiūrėti jau į tyrimus. Ir kaip aš visada sakau, hormonai nėra kažkokio vieno hormono, kuris atsakingas už kažkokį vieną simptomą, ir hormonai yra kaip kortų namelis, jeigu mes išmušam vieną, tai dažniausiai krenta visi. Taip pat labai yra svarbu rūpintis savo sveikata ir galvoti apie tai, kaip mes galim tais nemedikamentiniais būdais iš tikrųjų ją pagerinti. Jūs sakot, kad atkreipti dėmesį, ar žmogus maitinasi teisingai. O gal galėtumėt trumpai paaiškinti, kas yra ta teisinga mityba? Aš kaip nutriciologė labai palaikau būtent personalizuotą mitybą, nes mes esame visi skirtingi, turim skirtingus genus, turim skirtingus sveikatos sutrikimus, fizinio aktyvumo lygį. Tai mūsų mityba gali atrodyti labai skirtingai. Tačiau, ką aš pastebiu ir tarp savo klientų, kad mūsų racione, šiuolaikinio žmogaus, miesto gyventojo racione labai trūksta augalinio maisto. Ir augalinis maistas iš tiesų yra labai svarbus, nes tai yra ir skaidulos, tai yra įvairių antioksidantų šaltinis, turi labai daug bioaktyvių maistinių medžiagų, kurios palaiko įvairius detoksikacijos procesus, žinoma, vitaminai ir mineralai. Tai ką aš pastebiu, kad jeigu žmogus valgo daržovės, tai dažniausiai apsiriboja pomidorų ir agurkų, o norisi, kad žmogus praplėstų savo paletę įvairių spalvų ir iš tikrųjų kad jo lėkštė būtų, didžiąją dalį jo lėkštės sudarytų būtent augalinis maistas. Aš taip pat sakau, kad būtinai reikėtų valgyti ir žuvį, ir mėsą. Aš esu už tokią visavertę mitybą, tačiau labai dažnai būtent ta lėkštė yra neteisingai suformuota, jos struktūra yra neteisinga.
ir dėl to žmonės labai kenčia nuo tų pasiekmių, skaidulų trūkumo, kurios gali sukelti įvairius virškinimo sutrikimus. Ir tuo pačiu gerų, sveikų riebalų trūkumo, baltymų trūkumo, nes labai daug mūsų šiuolaikinio žmogaus mityboje yra angliavandenių. Ir tokių paprastų angliavandenių, kurios neturi labai daug vertingų maistinių medžiagų. Pavyzdžiui, kokie yra tie paprasti angliavandeniai? Paprasti angliavandeniai tai yra cukrus, visokie batonėliai, žmonės dažnai renkasi kaip užkandžius, tai yra perdirbtas maistas, greitas maistas, hotdogai, visokie sumuštiniai, viskas, kas galėjo būti sušaldyta prieš tai, paskui pagaminta, pusfabrikačiai visokie, nes tai yra greita. O tarkim, konservuotos pupelės arba konservuoti avinžirniai, čia jau irgi prie tų tokių? Ne, čia tiesiog yra konservavimo būdas, ar tai yra fermentacija, ar tai yra marinavimas, ar tiesiog yra virtos, sakykime, kažkokias daržovės, kurios yra konservų forma. Tačiau mes turim vis tiek prisiminti, kad tai yra metalas ir kartais, jeigu yra pažeidžiama ta pakuotė, tai galim gauti ir metalų, konkrečiai iš vyno, sakykime, iš tokio konservo. Tai jeigu viskas yra gerai ir yra išsaugotos visos saugojimo laikymo technologijos, tai yra sveikas maistas. Aš bendrai sakau, jeigu mes norim sveikai maitintis, nereikia baigti kažkokių specialių mokslų, tiesiog renkamės maistą be ingredientų, tiesiog ne iš kokių pakelių, kur mums reikia skaityti ir paskui ten po 5 ingredientų jau nebesupranti, ir tu esi kokio chemijos paskaitoje ar dar. Tai va tiesiog, aš sakau, neturėtų būti daugiau 3 ingredientų, ne? Tai gali būti druska, pipirai, kažkokie prieskoniai ir pats pagrindinis, sakykime, tas maistas, produktas, kurį jūs perkat. Jeigu renkate, sakykime, ten mėsą, tai geriau imti mėsą, o ne kažkokias dešrelės, kur gali būti ir visokių konservantų. Tai paprasta taisyklė. Tiesiog maistas be ingredientų bus švarus ir sveikas. Jūs paminėjot cukrų prie tų irgi priklausomybių ir man atrodo, kad žmonės rinkdamiesi produktus labai džiaugiasi, kai randa, kad yra be cukraus, bet turbūt ne visi susimąsto, kad cukrų kažkas pakeičia. Ir tie saldikliai, kas yra vis dėlto geriau, ar cukrus, ar saldikliai? Vėlgi, saldikliai būna skirtingi, būna natūralūs, būna sintetiniai. Ir cukrus yra problema tada, kada jo yra labai daug ir, aišku, šiuolaikinėje mityboje jo yra visur. Jeigu mes pažiūrėsim, kiek yra padažuose, kiek yra kituose produktuose, kur tiesiog cukrus yra kaip priedas pridėtas, tai mes gauname labai daug cukrus, paslėpto cukrus. Ir tai yra uždegiminis produktas. Cukrus kelia uždegimą, didina tokį procesą, kuris vadinasi glikacija. Faktiškai tai yra karamelizavimas, kai mes kalbam apie mūsų jungiamąją audinį, ypatingai apie kraujagyslės, apie sąnarius, apie gleivinės. Tai glikacija, cukraus perteklius, karamelizavimas labai sukelia labai daug problemų, nes padaro mūsų kolageną tokiu neelastingų, trapių, dėl to didėja aterosklerozės rizikai, neurodegeneracinių ligų rizika. Todėl mes, kai kalbam apie cukrų, mes turim galvoti apie tai, kokias pasekmes sukuria cukraus ir angliavandenių paprastų vartojimas. Ir dabar, žinoma, dėl to, kad norim atsikratyti cukrus, mes renkame saldiklius, bet žmonės ne visada įsigilina. Ir yra tokie sintetiniai saldikliai, kurie tikrai yra kontroversiški, nors yra naudojami pramonėje. Pavyzdžiui, aspartamas. Tikrai buvo nemažai tyrimų, kad yra ir prie kancerogeninių ligų išsivystymo kaip rizikos veiksnys priskiriamas. Ir yra kitų, pavyzdžiui, azosulfamas, ką labai neigiamai veikia mūsų mikrobiomą. Tai vat, iš kitų tokių pusių, jeigu pasižiūrėti, tie saldikliai irgi gali būti kenksmingi. Jie galbūt nekelia mums gliukozės kraujyje, bet jeigu mes pasižiūrėtume į ilgesnę perspektyvą, tai vis tiek cukraus pakaitalai, jie didina diabeto
ir aterosklerozės ir kitų ligų riziką, nors mes ir nevalgom cukraus. Ir toliau mes turim natūralesnius saldiklius, tokius kaip, sakykime, stevija, irgi dabar pakankamai išpopuliarėjęs augalas, kuris gali būti naudojamas kaip saldiklis, turi specifinį prieskonį, bet čia, aišku, žmogaus pasirinkimas. Galima naudoti tokius pusiau, galim sakyti, sintetinius, tai eritritolis, ksilitolis, jie irgi mums neįtakoja mūsų gliukozės, mažiau kenksmingi mūsų mikrobiomui, nes jie faktiškai praeina tranzitu, visiškai neatsąveikauja su mūsų organizmu, bet kai kuriems žmonėms, kurie bando sumažinti cukraus kiekį savo racione, tai gali būti tikrai gera alternatyva. Paminėjo taip pat ir kavą. Kada jau žmogus yra priklausomas nuo kavos? Kiek puodelių per dieną? Ar apskritai galima kavą gerti? Tai yra geras klausimas ir aš visada atsakau, priklauso nuo jo genetikos, nes pas mus yra tam tikri fermentai, kurie padeda neutralizuoti kofeiną. Tai konkrečiai vienas iš tų fermentų gali veikti labai greitai arba lėtai. Tai vadina žmonės arba greiti kavos metabolizatoriai arba lėti kavos metabolizatoriai. Tai žmonės, kurie turi lėtai veikiantį fermentą, dažniausiai išgeriant puodelį kavos jaučia tokį nerimą ir zlumą, kofeinas ilgiau užsilaiko jų organizme. Tai tokiems žmonėms nerekomenduojama padauginti kavos, nes iš tikrųjų gali sukelti ir neigiamų pasekmių. Gali išsivystyti toleranciją, tai su laiku galima priprasti prie to didesnio kiekio, nors ir žmogus yra galbūt tas lėtas metabolizatorius. Ir problema išsivysto tada, kada mes jau naudojam kavą ne dėl to, kad mums skanu, mes tiesiog norim pasimėgauti, ten, sakykime, skonių, aromatų, bet kada mes tai naudojam kaip dopingą, naudojam kaip stimuliatorių. Jeigu mums reikia kavos, kad judėti toliau, tai čia jau yra priklausomybė ir tai yra, kaip aš sakau, energija kreditu. Mes gaunam energiją, bet mes išvarginam savo visas streso adaptacijos sistemas, konkrečiai antinksčius, su laiku mes turėsim tą kainą sumokėti už tą energiją, kurią mes neužtarnavom. Tai čia reikia tiesiog stebėti, dėl kokių priežasčių geri kavą. Nėra kažkokios taisyklės, kad pavyzdžiui 3 puodeliai per dieną yra normalu, jau 4 yra blogai. Dažniausiai, aš sakau, žmogus, kuris jau geria 5 puodelius kavos per dieną, tai jau yra priklausomas. Aš manau, kad ir iš kitos pusės ir nuo kiekio priklausomai. Būna maži tokie kavos puodeliai, būna ten po pusę litro, tai aš manau, čia viską jau reikėtų vertinti konkrečiam žmogui. Bet niekada nėra bloga mintis tiesiog kartais padaryti tokį detoksą nuo kofeino, padaryti porą savaičių, tiesiog kavos atsisakymą ir pasižiūrėti, ar jums lengva, jeigu yra sunku atsisakyti ir jūs jaučiat visus tos simptomus. Tai reiškia, jūs turėjot priklausomybę ir jau turbūt reikėjo padaryti tą pertrauką. O jeigu jums visiškai lengva ir jums nėra problemos atsisakyti kavos ir negerti jos porą savaičių, viskas yra tvarkoj. Jūsų santykiai su kava yra geri. Yra normalus, taip. O sakykit, gal turit patarimą, kuo pakeisti kavą? Pavyzdžiui, jeigu žmogus jau mato, kad tai yra priklausomybė, vis tiek jam reikia kažkokio stimuliatoriaus, galbūt sveikesnio, ar yra kažkokios alternatyvos? Yra adaptogenai, tai yra augalai arba grybai, kurie gali mums sveikų būdų suteikti biškį daugiau energijos. Tai pavyzdžiui, radiolė. Rožinė radiolė yra toks adaptogenas, augalas, kuris kaip tik turi tokį stimuliuojantį poveikį, bet tuo pačiu didina mūsų atsparumą stresui ir neliečia mūsų antinksčių taip, kaip tai daro kava. Tai jeigu mes norim kažkokio palaikymo, kartais to reikia, tai aš manau, galim tada pasižiūrėti adaptogenus. Bet tai jau yra kaip papildas, ar tai irgi yra kaip arbata, kažkoks karštas gėrimas? Tai yra tinktūros. Tinktūra. Konkrečiai radiolė tai yra tinktūra, bet galim naudoti ir, pavyzdžiui, liūtų karčiai dabar yra, tai yra adaptogeninis grybas, tai jau kapsulių, tai yra papildai, būna ir arbatos galim plikyti, viskas priklausys nuo koncentracijos. Dažniausiai, jeigu mes naudojam kapsulės, tai yra dažniausiai didesnė koncentracija, jeigu arbatėlė, tai bus silpnesnė. Jūs sakote, kad beveik visas problemas galima išspręsti sutvarkius virškinimą. Ir, man atrodo, kad žmonės
dažnai tiesiog gesina simptomą. Tarkim, pradėjo kilti rūgštis, išgeria kažkokiu vaistu, rūgštis nuslopo ir viskas gerai. Bet greičiausiai yra daug daugiau, kas slypi už tos rūgšties ar už kažkokio skausmo, ar už vidurių pūtimo. Kaip jūs? Iš tiesų, virškinimo traktas tai turbūt yra vienas nuostabiausių, įdomiausių, svarbiausių organų mūsų organizme. Ir yra net toks posakis Mečnikovo, kuris pasakė, kad mirtis ateina iš žarnyno. Visos ligos ateina iš mūsų žarnyno, nes tai yra vienas didžiausių plotų, jeigu mes, sakykime, turėtume ištiesti mūsų žarnyną, tai būtų ten teniso korto dydis, nes atlieka pasisavinimo funkciją. Tai yra pagrindiniai vartai mūsų maistinėms medžiagoms, mūsų mineralams, mūsų vitaminams, bet tuo pačiu tai yra vienas stipriausių, didžiausių barjerų. Nes viskas, kas yra mūsų virškinimo trakto viduje, yra išorinis pasaulis ir mūsų organizmas buvo sukurtas taip, kad palei mūsų tą virškinimo trakto sienelę būtų limfoidinis audinys, tai yra 80% mūsų imuninės sistemos yra būtent ten. Ir kai yra sakoma, kad mūsų imunitetas yra žarnyne, tai ne tik apie mūsų mikrobiomą, bet būtent apie mūsų imuninę sistemą, kuri užtikrina tą tinkamą barjerą. Ir žinoma, labai daug ligų, nebūtinai kurios yra susijusios su mūsų virškinimu, bet gali būti ir autoimuninės, alerginės ligos, odos ligos. Dabar yra jau nustatytas ryšys tarp mūsų žarnyno ir mūsų smegenų, tai tos visos psichiatrinės ligos, psichologinės ligos, depresija, nerimas, viskas turi vienas šaknis. Viskas atsiremia į mūsų virškinimą. Ir dėl to, kad mes skubam, valgom labai greitai, maistais normaliai nesusivirškina, nemokam amortizuoti streso, sutrinka tulžies nutekėjimas. Jeigu sutrinka tulžies nutekėjimas, trūksta dezinfekcijos mūsų žarnyne ir tada atsiranda pilvo pūtimai. Pilvo pūtimai paskui sąlygoja refliuksus ir visa kita. Tai taip, kai mes žiūrim tik kaip prislopinti simptomą, jeigu tokia grinai simptomatinis požiūris, tai skiriami vaistai dažniausiai paskui turi labai daug pasekmių. Nes viskas, kas mūsų virškinamajam trakte yra, visos funkcijos jos yra reikalingos. Ir virškinamasis traktas tai yra konvejeris. Ir aš dėl ko sakau, teisingas kramtymas, toks geras, kruopštus, kai mes valgom, mes turim žiūrėti į maistą, o ne į telefoną. Tie dalykai labai yra svarbus, dėl to, kad kaip mes pradedam mūsų tą valgymo ritualą, priklausys nuo to, kaip paskui dirbs mūsų skrandis, kaip paskui priims viską mūsų žarnynas ir kaip paskui mes sugebėsim viską pasisavinti ir pašalinti to, ko nereikia. Tai labai yra svarbu atstatyti tą tinkamą fiziologiją mūsų virškinamojo trakto, tam, kad mes galėtume normaliai pasisavinti. O su pasisavinimu yra labai daug problemų. Bet kiek aš susiduriu, ir vienas iš tokių svarbiausių tyrimų, kur aš prašau atlikti, jis pigus, bet kažkodėl nėra labai populiarus, tai yra kaprologinis tyrimas, tai yra išmatų tyrimas, koprograma, kur galim pasižiūrėti, kaip veikia mūsų fermentinės sistemos, kur reikia papildomai pagalbos. Ir jau sudarant racioną, aš tada jau tikslingai galiu pasakyti, kur mes galim kažką kitaip šiam konkrečiam žmogui padaryti, parekomenduoti, tam, kad tas pasisavinimas pagerėtų. Jūs pateikėt labai daug patarimų, labai daug sąsajų įvairiausių ir aš įsivaizduoju, kad žmogus žiūrėdamas, jam galbūt kyla klausimas, kad visa tai kaip ir, teisinga, viską reikia daryti, bet nuo ko pradėti? Kokie turėtų būti žingsniai, jeigu, sakykime, dabar klausantis jūsų žmogus apsisprendžia, kad keis gyvenimo būdą ir kažką darys kitaip? Aš visada rekomenduoju pradėti nuo pačio valgymo ritualo. Tai tikrai turėjo būti kaip ritualas. Mes turim atsisėsti, mes turim gražiai pagaminti ir ant lėkštės pamatyti tą maistą, nes iš tikrųjų visų mūsų virškinimo sulčių išsiskyrimas prasideda galvoje. Kai mes pamatom maistą, jau mes jaučiam, kad seilės išsiskiria, tai seilės paskui siunčia signalą, kad maistas ateina, ir tada mūsų tas virškinimo traktas pasiruošia. Tai rekomenduojama gerti šiltą
vandenį prieš valgį ir jau paskui po valgio vandens negerti kažkokį laiką, tam, kad mūsų maistas tinkamai virškintųsi. Rūgštus, kartus skoniai prieš valgį labai yra gerai, nes rūgštus skoniai stimuliuoja mūsų skrandžio rūgšties gamybą, o kartus skoniai stimuliuoja tulžies išsiskyrimą. Tai tulžis ir skrandžio rūgštis mums būtini tam, kad mums pasisavinti tą maistą, kur mes suvartojame. Ir dar labai yra svarbus momentas, apie kurį irgi žmonės pamiršta, kad pas mus yra parasimpatinė ir simpatinė nervų sistema. Ir parasimpatinė, jį vadinasi, valgyk ir atsipalaiduok, rest and digest. Ir tam, kad mums pasisavinti maistą, mes turim valgyti atsipalaidavusioje aplinkoje. Galim padaryti porą kvėpavimo pratimų prieš valgant, ne tokio diafragmalinio kvėpavimo, tam, kad mums apraminti mūsų nervų sistemą, tam, kad paruošti mūsų organizmą maisto priėmimai. Tie dalykai yra labai labai svarbus, mes dėl to ir turim tiek daug problemų su virškinimo traktu, dėl to, kad tiems elementariems dalykams neskiriame dėmesio. Visi nori kažkokią magišką tabletę, kad jam pagerinti virškinimą, bet iš tiesų yra dalykai, kurie nieko nekainuoja, bet yra labai labai svarbus. Taip, aišku, tabletė tabletėmis, bet kiekvienam reikia sustoti, pasižiūrėti į save ir kažkaip ramiai iš lėto pradėti keisti tą gyvenimą tikriausiai. Taip. Labai ačiū, kad dalyvavote laidoje, ačiū už jūsų patarimus. Su mumis šiandien buvo nutriciologė, funkcinės mitybos specialistė Margarita Pavlovič. O mes su jumis susitiksime kitą savaitę. Iki pasimatymo.